Jei ką nors sužinosi, būtinai papasakok. Prižadu. Viską papasakok. Prižadu. Gerai. Gerai viso. Viso. Kur monetos? Labas. Labas. Kaip sekės pas tėvą? Ša. Gerai. Bet nenoriu, kad kas nors sužinotų, kad pas jį gyvenu. Kodėl pagaliau nepasipasakojai? Nenoriu ir baigta. Na gerai, nepyk. Gerai. Ar galima paklausti? Ko? Supyksi? Nori kur nors vakarė nueiti? Labai norėčiau, Javi, bet eisiu į vaikų namus. Pasakojau, prisimeni? Prisimenu. Galiu eiti kartu? Nori? Noriu. Ar meilė žaidžia tikrai geras filmas? Tikrai. Girdi, ką sakau? Nuostabus. Gana, nemačiau pabaigos. Noriu dar kartą nueiti. Pažiūrėsim kitą kartą, aš irgi noriu. Gerai, einam šiandien vakare? Gerai, puiku. Vaikinai, Rokai, tikrai. Jei ne tu, viskas gerai, seniai. Nedėkok. Galiu tave pavaišinti? Gerai. Noriu mėsainio su salotom, pomidorais ir daug garstyčių. Dar vienas prisidėjo prie tavo šutvės. Gal keiskimės kambariais, palepinsit vienas kitą. Užsičiauk, nepyk. Man pikta, kad jie šaipos iš Roko, o jis nesigina mergaitės. Kodėl Rokas ne gėjus? Ne, todėl man ir pikta, kad jis nesigina. Ne, tau pikta, kad tavo vaikinas gėjus. Labai nemalonu. Ne. Kas jums sakė, kad mes draugajom? Visai ne. Palauk, ką tu jam jauti? Ar jis tau patinka? Ką jauti? Nežinau, kai mes kartu... Man gera. Tai būna, kai įsimylė. Nežinau, ką tu manai? Man irgi taip atrodo. Gali būt, gali būt. Dėl jo įvaizdžio nesirūpink. Geras stilistas gali viską pakeisti. Galim pakeisti drabužius, šukuoseną ir viskas. Jis gali gerai atrodyti. Tik nepamirškit nagų lapą nuvalyti. Kuo greičiau. Taip, reikia nuvalyti. Man pasisekė, kad maniškis tikras konservatorius. Ką? Taviškis? Negirdėjai šviežiausias naujienos? Labai atsilikai. Jai patinka Franciskas. Rimtai? Taip. O tu jam patinki? Nori išgirsti visą istoriją? Aš jam patinku. Bet jis neskuba, nes jis iš kaimo. Suprantu. Tikrai? Jis ne miestietis, jis kaimietis. Matyt, kad lėtas. Bet tą dieną, kai sprogdinom petardas, netikėtai atėjo, pabeldė į duris. Taip. Norėjau paklausti, ar Felicita neišsigando petardų. Aišku, kaip 2x2, kad aš jam rūpiu. Aišku. Kur nors eisim? Eisim su Luku ir Francisku, tik niekam nesakyk. Mergaitės vadinasi, į kiną neisim? Ne, galim pirmą nueiti į kiną. Viskam bus laiko. Draugiams, vaikinams, viskam. Žinoma. Gerai, gerai. Jei jau užsiminėjau apie Luką, papasakok. Ne, mergaitės. Papasakok, nereikia, papasakok. Nenoriu, klok. Taip negalima. Papasakok, būk gera, atstokit, gana. Gerai, atstosim. Mėnegi tau sunku, papasakok. Gana, Vika, gana, atstokit. Gerai. Papasakok, būk gera. Nenoriu skambint Blasui, ne. Būk gera, Fernanda. Ką? Jis išėjo, man reikia sužinoti, ar grįž. Kam? Kam? Noriu šiandien su juo kur nors nueiti. Ką, išprotėjai? Noriu. Tau visai galvo negerai. Ne, dabar negalima trauktis, reikia kovoti. Paskambink. Ką jam sakyt? Ką sakyt? Paskambink, aš tau pakuždėsiu. Būk gera, paskambink. Ką daryti? Sveikas, mano. Labas. Kaip laikais? Gerai. Viskas gerai? Labai. Sužinojau, kad šiandien ketvirtokams laisva popietė. Gal einam pažiūrėti Meilė žaidžia? Ką? Man patarėjo pažiūrėti šitą filmą. Sako, labai geras. Gal nueikim? Gerai. Einam? Einam. Po valandos lauksiu foje. Pakvietė į kiną. Atsiprašau. Ką? Tu mano Elisa girė? Taip. Tau skambina. Glorija prašė, kad atneštum telefoną, nes jį labai užsiėmusi. Gerai, ačiū. Neruška. Alio? Sveikas, mano, čia Sabrina. Sabrina, kas atsitiko? Nieko, norėjau pakviesti kur nors nueiti. Ką pasakysim? Norėčiau, bet šiandien vakare dirbsiu. Negaliu. Gerai, gerai, kviečiu susitikti ne vakare, o popiet. Šiandien po pietų repetuojam. Norim visas dainas perdainuot. Pasinaudosim laisvų laikų. Gerai, gerai, džiaugiuosi, kad repetuojat. Nieko tokio, užvažiuosiu vakare, gerai? Bučkis, iki. Iki. Netikiu tuo, ką jis apie jūs pasakoja. Kur ta garsioji trasa?
Dabar suprantu, kodėl man visada prikaišiojot, kad aš silpna. Aš jūs bandžiau, todėl įsidarbinau šitoj smultoj mokykloj. Norėjau jūs pažinti, norėjau tau kiek įmanoma sukliudyti, kad iš tavęs liktų šlapia vieta. Ir pasimėgaut į tą žiūrėdamas. Aš nekalta, kad tėvas jums mane rodė kaip pavyzdį. Aš nenusipelniau jūsų neapykantos blasai. Neverkšlenk! O kas jei verksiu? Aš netokia drąsi, kaip jūsų tėvas sakydavo. Taip, bet jis dabar nemato. Kol buvo gyvas, tėvas man visą laiką kartojo, koks aš silpnas ir bailys lyginant su jumis. Jūsų bent nepaliko, nenumetė gatvėje, kažkokiam krepšį. Net jei apsiriko, jūsų tėvas visada jumis rūpinosi. Equivocado, no. Su padre siempre se preocupó por usted. Negink jo. Gerai. Gali ilgiau nebūt mano globėjų. Kol tavo tėvas buvo gyvas, vykdė jo valią. Dabar jis miręs. Neprivalai manas globot. Alio. Labadiena, Blasai, atsiprašau, kad trukdau. Čia Fernanda Perala Ramos, iš 4 klasės. Ko nori? Mokiniai Solieriai Varolai labai blogai. Mane ramu, jie apie jūs klausinėja. Ar papiet grįšite į mokyklą? Dabar negaliu kalbėti. Nesitikėk, kad išeis nesužinojusi to, ko atėjai. Nenori sužinot, kas buvo tavo tėvai ir kodėl jie tave išmetė į gatvę kaip kokį šunį? Štai. Tu kalta. Jis padėjo ragelį. Dabar aš nežinau, ką jis žada daryti, supranti? Aš kalta. Taip, tu kalta. Tu, bet nesvarbu. Aš jį surasiu ir sužavėsiu. Ką darai? Pasikvepinsim jas kvepalais. Žiūrėk. Einam. Kaip skaniai kvepia. Einam. Gerai, einam. Mergaitės, pasisveikinkit su karališkom vištom. Pasidaryk plasinę operaciją. Negaliu jos pakęsti, negaliu. Supranti? Kodėl nieko nepasakei? Kas tau? Mergaitės? Kas tau? Užuodžiat? Aš oro nepagadinau. Felicita. Ne, aš ne apie tai. Kokia tu bjauri? Kažkas kvepinosi mano kvepalais. Ne. Jai galas. Nusipirko tokius pačius kvepalus. Užmušiu. Negali būt, ne. Paviduolė, kodėl kvepinasi tokiais pačiais kvepalais? Kvepalai asmeninis dalykas. Nusiramink, nenusiramink. Jai galas. Gal tau reikia atsinaujint, pasikeist? Atsinaujint, kvaišą paskutinį reikia paskubėti, į kiną pavėluosim. Kodėl ji nusipirko tokius pat kvepalus? Mija, turiu blogą naujieną. Kas atsitiko, Felė? Solė neturi tokių kvepalų. O, ne. Vadinasi, kvepinasi mano kvepalais. Užmušiu. Lola, galim šnektelt? Ne, einu padėti draugiai. Palauk. Norėjau šiandien kur nors nueit. Nereikia manęs gailėtis, kad aš įvaikinta. Ačiū. Gailėtis? Kas tau sakė, kad aš tavęs gailiuosi? Nuveikim ką nors kartu. Ne, sakiau, kad nenoriu. Gerai, įkyriai neprašysiu. Jei norėsi, pranešk. Mūsų mokyklai. Gerai. Nuveikim ką nors. Nueikim į vieną vietą. Kur, į kiną apsipirkt kur? Ne, noriu nueiti į vieną vietą, bet tai staigmena. Negaliu pasakyti.